Magnetinė dalelė. Tai nedaloma medžiagos dalelė iki atominio lygio matmenų skalėje. Nėra nieko mažesnio už magnetinę dalelę. Ji yra magnetinės energijos medžiagos nešiklis ir turi magnetinį lauką, kuris turi tankį ir masę. Tai elementarioji dalelė. Yra žinomi tik 3 energijos nešėjai. Magnetinė dalelė, fotonas ir nešiklis proto energijos. Daugiau nei 300 elementariųjų dalelių, kurias rado oficialus mokslas, tai tos pačios magnetinės dalelės ir fotonai, turintys skirtingus fizinius parametrus ir greitį. Oficialus mokslas neturi instrumentų bazės proto energijos nešikliui aptikti. Šis nešiklis turi energetinę struktūrą aukštesniuose dažnių diapazonuose, nei tie, kurios mokslininkai gali stebėti per savo instrumentus. Magnetinė dalelė yra tiesiogiai susijusi su medžiagos formavimu, pradedant nuo elektronų ir atominių branduolių susidarimo. Pavyzdžiui, tik atomų branduolį sudaro daugiau nei 5 milijonai magnetinių dalelių. Magnetinės dalelės tankis yra 100 milijonų tonų kubiniame centimetre. Skirtingai nuo elektronų, atomų branduolis yra nedalomas. Magnetinės dalelės energijos grotelio struktūros forma nematerialioje būsenoje 2 dodekaedrai sujungti tetraedru. Į kiekvieną magnetinės dalelės dodekaedrą yra įterptas ikosaedras. Ir taip gali būti keletas įterpimų su skirtingais fiziniais parametrais pagal rusiškos matrioškos technologiją. Magnetinės dalelės dodekaedrai yra gamtos programų apvalkalas, skirtas mums visiems reikalingai energijai, informacijai pristatyti. Magnetinės dalelės ir fotonai yra tiesiogiai susijęs su bet kokios medžiagos formavimu. Pirminės magnetinės dalelės visų žvaigždžių sistemų poreikiams gamina galaktikos centrą formuojantis generatorius. Magnetinės dalelės reikalingos Žemei formuojasi Saulėje. Išėjusios iš Saulės magnetarų, magnetinės dalelės, turinčios tam tikrus greičių parametrus, praėjusios per kosmoso energijos grotelės, praėjusios per sudėtingiausią planetos atmosferos grotelio konstrukciją, pasiekia Žemės paviršių maždaug 240 000 km per sekundę greičiu. Jei magnetinės energijos masės nepakanka Žemės energijų pusiausvyrai, tada Saulė katapultuoja magnetinių dalelių srautą, kurią astronomai fiksuoja magnetinių audrų pavidalu. Be magnetinių dalelių mūsų ląstelės negali egzistuoti vanduo, nefunkcionalus, o pati Žemė negali egzistuoti ir formuoti savo judėjimo be jų dalyvavimo. Be jų jokia medžiaga neformuojasi visiškai. Galaktikose jokių juodojų skylių nėra. Mokslo taip vadinamoji juodoji skylė – tai centrą formuojantis generatorius, į kurį patenka savo evoliuciją užbaigusi planeta. Jis konstruktyviai ir nuosekliai išmontuojama iki lygio pirminių formuojamųjų konstrukcinių elementų į fotonus ir magnetinės dalelės, o iš atskirų planetų išimami atomų branduoliai tolesniam jų naudojimui. Tai mes su jumis būtinai pamatysime, kai pasirodys nauji optiniai prietaisai, leidžiantys matyti daug aukštesniuose dažnių diapazonuose, nuo 2 iki 64 laipsnių vibracijos per sekundę.